aš pasakysiu atvirai, daug dasidėjo prie mūsų to bėgimo, juk pradžioje nebuvo bėgimo taurės etapai. Tai kai prasidėjo bėgimo taurės etapus vykdyti, o prasidėjo nuo pirmasis bėgimo taurės etapas Lietuvoje, jisai prasideda Kėdainiuose. Tai nuo to ir, ko gero, digikai kovoja dar ir bėgimo taurės etapuose, reiškia, tai ir nemažai jų suvažiuoja iš visos Lietuvos. Sakyčiau, Kėdainiai traukia, nu kaip, senas užkietėjęs kėdainietis, pavadinkim taip. Senas ne amžium, bet sakykim, gyvenimo metais čia gimęs ir augęs. Čia mano miestas, tai bet kokiu atveju, ar ten blogiau jausčiaus, ar nebūtų geros formos, visada noriu čia dalyvauti, nes sava publika, savos gatvės ir turbūt nieko nėra smagiau, kaip savom gatvėm prasibėgti varžybose. Tai turbūt tai ir traukia. Pirmą kartą bėgu, aišku, anksčiau bėgdavau, pirmą kartą esu bėgęs, kai buvo 10 km čia aplink miestą. O čia daugmaž kolegų pasiklausiu, tai sako porą kalnykalnių, kaip bus, tai bus, sakau, nubėgsiu ir nubėgsiu, ką. Sunkiausia gal buvo, sakyčiau, čia, kur žvirkeliukas buvo, nes vis tiek slidu tikėjausi, nes vis tiek nebus patirpę. Tai, o čia toliau bėgam dviese praktiškai. O čia ant finišas, kaip tik, atitrukau, pavyko išlaikyti tempą ir pavyko nugalėti. Iš tikrųjų, tai trasa labai, kaip bėgikai įvertina, tai gana lygi ir asfaltas, kaip sakant, kimba, tai iš tikrųjų trasa labai gerai pasirūpinta ir saugumo, policijos mašinos stovi, niekas nesimaišo, labai patogu, gerai suorganizuota.